Labas rytas. Trumpai dar papasakosiu. Va čia kaip stovykla atrodo dabar iš šono. Ten mūsų dvi lietuviškos palapinės. Ten lenkai, čia nemaža komanda. Čia yra vengrai, man atrodo, kroatai. Ir čia vat kamputyje vokietis, kol kas tik viena palapinė. Visi kiti ten toliau gilyn. Good morning. Tai keliauju praustis. Tai dėl orų, vat, ką norėjau papasakoti. Čia ryte būna, naktį tiksliau būna šalta. Vakare saulė, kai jau leidžiasi kažkaip, tai tikrai reikia ir vienintelio džempo, kurį turiu, ir striukės. O dieną būna karšta. Tai, toksai jūrinis gal kažkoks klimatas. Drėgnas toks, gal panašus į Klaipėdas. Gerai, keliauju praustis. Važiuojame į degalinę užsipilti kuro. Šitoj stovyklavietėj ten irgi duoda, galima nusipirkti kuro, bet jisai ten kainuoja 35 svarus už kanistrą. Mes pasižiūrėjom, kad degalinė yra pigiau, 29 kažkur gaunasi. Tai važiuojam užsipilti. Ir tuo pačiu nuvažiavom jau antrą kartą į parduotuvę, kur parduoda tokius perėjimus elektrai. Nes tuos, kuriuos mes parsivežėm perėjimą, vėl prieš eismą važiuojam, tuos, kuriuos mes parsivežėm, jie vadinasi domestic, tai tie naminiai tokie. O laukiniai, kurie pas juos pastatyti, ten su tokiam 3 skylėm, jie kitokie. Tai mes nusipirkom kitokį, nuvažiavom, pirmą kartą nusipirkom, parsivežėm, jis per didelis, jis toks pat, bet visas pusės per didelis. O čia antrą kartą nuvažiavom, jie sako, okei, mes jums užsakysim, tokio mažesnio neturim, atvažiuokit rytoj. Tai važiuosim dar trečią kartą rytoj. Mum tenai. Tai va, žodžiu, važinėjomės. Žiūrėkit, kokia įdomi kūro logistika gaunasi. Mes iš degalinės atsivežėm į stovyklavietę. Per varžybas paskui iš stovyklavietės ten važiuos porą kartų dienoj priekaba, bet dabar, kur nėra priekabos, reikia va ten iš stovyklos, kuri yra va ten, nusigauti prie orlaivių į karantiną, kuris yra čia. Į karantiną su mašina važiuoti negalima. Galima atvažiuoti čia. Tada turiu paspirtuką. Čia tik tai mano yra benzinas. Yra benzinas, yra dar tepalai. O čia šitoj kupriniai. Ir va kažkaip bandysiu su paspirtuku po vieną persivežti. Čia toksai yra takiukas. Kažkur čia, va čia ir ten tolin. Į karantino visą zoną. Papasakok, Ryti, kaip įspūdžiai po pirmo navigacijos tokios treniruotės užduoties? Sunku. Parodyk ir patį tą savo... Ne, iš tikrųjų tai... Aš čia padėsiu. Iš tikrųjų tai pripratėmės čia iš Lietuvos. Bet čia vietovė visai kitokia, daug kelių, mažai miškų, mažai ežerų, ką orientuotis. Jo, ežerų. Vėjas pakilo, sudaužė kaip obuolį. Vienu žodžiu, buvo ką veikti. Laiką išlaikyti be šansų. Nuotraukų tik porą radau bet čia gal feikinė dar viena buvo. Buvo 10 nuotraukų ir... Porą tik tai radau. Tai reikės dar kartą turbūt šitą maršrutą skrist. Progai pasitaikius, kad priprastų akis prie apylinkių, prie kelių, nes tų kelių daug. Atrodo keliai vienodi, bet žemėlapį skirtingai pažymėti. Kai kurių nėra pažymėta, ten visai mažesnių, bet jie matosi vizualiai. Vienu žodžiu, bus ką veikti. Tikiuosi, kad ne man viena taip sunku. Kad ir kitiems bus sunku, tikiuosi. Tai aš irgi galiu papasakot, pas mane panašiai tokie patys įspūdžiai dėl žemėlapio. Jisai vienas prie 250 000, reiškia, jisai nėra detalus. Lėktuvams kaip ir okei, bet šiaip skrendant visas kaimas ten pažymėtas kaip mažas toksai kvadratukas, ten palei kelią, nors jo forma ten realiai ten biški didesnė, biški mažesnė, ten atskirų sodybų nėra.
keliukų mažų ten žvyrkelių nėra. Dėl šitų kanalų aš ten keikiausi. Tų kanalų realybėj belekiek jų ten daug, tokie maži, tokie išraizgyti, o žemėlapiai pažymėti ten tik tai patys tokie didžiausiai, neina suprasti, ten, kuris iš jų čia tas, žinai, pažymėtasis. Tai aš jau iš juos iš vis ten nebežiūrėjau. Ten kažkokių bažnyčių nėra, kažkokie ten tokie kvadratai, ten tokie buvo keisti. Žinai, kas geros orientyros? Geros orientyros yra vėjo jėgainės. Jos matosi iš toli, jos yra gerai pažymėtos ir vėjo jėgainės tai gali būti tas momentas, kad jeigu netyčia pasimesi, tai pagal vėjo jėgainės galima atrasti. Jų čia iš toli jos matosi gerai, tai viskas su to yra normaliai. Bet ko, tarkim, man trūksta, tai man trūksta miškų ir ežerų. Nes pagal tai būtų lengviausia orientuotis. O čia dabar surazgyti keliai. Bet tų miškų tai jų yra, bet tik jie ne visi pažymėti. Pažymėti yra tik tai didžiausi. O ten, kur yra kažkokios kalvos, pavyzdžiui, geltonos, o čia geltonai pažymėtos, ant kalvos dažnai būna koks miškas arba miškeliai ten keli ir niekas nenupiešta. Ir tu žiūri, žinai, čia yra, nėra, tik tai vat kažkokie didžiausi yra. Tai dėl kelių irgi, va, teisingai sakai, vieni didžiausi keliai ryškiai, storai pažymėti, kiti ploniau pažymėti, o kitų iš vis nėra. Nors realiai iš oro, kai žiūri, ten nesuprasi, ar ten platus kelias ar siauras kelias, sumatai kelią, žinai, kažkokį. Tai sudėtingai. Dėl vėjo irgi, aš parskridau dabar, pasimatavau savo GPS-inį vėją, pakeliui buvo 120, pavėjui prieš vėją ten 50, žinai, ir taip sėdžiu, žinai, kropštau pakaušį, žinai, tai kiek man čia, žinai, pamėginti. Aš tada maršruto dar neskridau, va, ruošiuosi skristi tą maršrutą, kurį rytis, va, ką tik praskrido. Aš skridau ten šiaip tokį išsibandyti, ten apskritimą tokį padaryti, nes buvo kita užduotis. Tai dabar, va, skrisiu šitą. Nors, va, lietus lyja, va, žiūrėkit, va, viskas šlampa, palapinės, va, dar nėra, va, virš mūsų. Tai jo, tai tokie, va, pirmi įspūdžiai. Bus linksma. Čia ant išvažiavimo biškai užsiblokavo Lenkas, vat, su aeropraktu 20 nuo eleronų užmiršo nusiimti tos blokatorius tokius. Tai vat pribėgo čekai, vat nešasi dabar, padės jam čia į vietą. Šiandien išdeginau 2 kanistras. Ką, šiandien va, trečiadienis, skraidymo diena baigėsi. Buvo pakankamai vėjuota, bet biškai paskraidėm. Pirmasis tokias navigacinės užduotis padarėm. Įdėsiu filmukus jums pasižiūrėti, kaip visą dieną įvyko. O šiandien čekai, o čia savo palapinėje, organizuoja tokį susirinkimo balių. Jūs pažiūrėkit, kokio dydžio yra čekų visa komanda, va, ten nuo pat krašto iki čia, o čia kažkokios vėliavos. Daug jų, daug. Čia prancūzai šalia. Irgi sakė, jų 12 žmonių, plus dar 4 ten iš federacijos jų. Tai čia pilotų, plus dar 4 nepilotai iš federacijos, ten kažkaip įdomiai. Jeigu sužinosiu, daugiau papasakosiu. Gerai, tvarkoj, labanakt visiems. Iš tikrųjų, koks balius. Video dargi sumontuoti reikia. Labanaktis. Zibenzinas, karočiui, vešim.